Tai va, šiandien atvykome į naują rajoną. Šitas rajonas yra visų anime mėgėjų, manga mėgėjų, video game mėgėjų labiausiai hypinamas ir pamėgtas. Jis vadinasi Akihabara. Jis yra pakankamai netoli nuo Ueno rajono, kuriame buvome praeitą kartą. Ir vat mes jau išeinam iš Akihabaros stoties. Ir čia yra tas pagrindinis pirmas pats vaizdas į šitą visų anime frikų pamėgtą meką. Pats pirmas paminėtinas pastatas būtų šitas geltonam fone su raudonom raidėm, yra Radio Kaikan. Jisai yra iš karto išeinant iš stoties. Ir jame dažniausiai būna visos tos pačios naujausios naujienos, anime figūrėlių, kortų žaidimų, visokių manga dalykėlių, kurie atsiranda Akihabaroj, tai dažniausiai atsiranda iš karto Radio Kaikane. Va, bandom nueiti į Radio Kaikaną. Aišku, nežinau, ar viduje galima filmuoti. Kai kuriuose parduotuvėse tai nelabai leidžia, bet čia liktais okei viskas. O toks elevatorius kilimui. Šiaip labai daug turistų. Nu va, krūva One Piece figūrėlių. Ir maždaug šitie akvariumai priklauso parduotuviai. O kas viduj priklauso atskiram kolekcionieriui, kuris savo kolekciją čionai išdėjo pardavimui. O kaip pirkti? Reiškia, yra tokie lapukai ir yra pieštukai. Ir kiekviena spintelė turi savo numerį ir figūrėlė irgi turi savo numerį. Tai reikia ant lapuko užrašyti spintelės ir figūrėlės numerį, nunešti kasininkui. Pagal tai jis pasiema tam tikros spintelės raktą, atidaro ją ir tau parduoda tai, kas tau patinka. Bet dažniausiai būna, kad jeigu nusipirki kažką už daugiau kaip 30-40 eurų, tai būna dar ir gauni nuolaidą, jeigu tu pasą jiem paduodi. Ir jie tau tą consumption fee nuima 10%. Todėl, kad tu esi turistas ir tu atseit nenaudosi šitų dalykų Japonijoje. Chainsaw Manas, Frieren, Bunny Girl Senpai, Dress Up My Darling, Kitagawa Marin. Šitą gražuolę kainuoja apie 400 eurų. O šinoko radau, nes kažkaip mažai jų čia Akihabarai figūrėlių ais. Ruby tai neblogai atrodo, kitas tai taip biškime. O čia old school fanam biški Dragon Ballzų. Goblin Slayerio stendukas. Toks neblogas. Full Metal Alchemisto. Bet vat svarbiausia tai turbūt Yu-Gi-Oh! Taip, dabar stovim tiesiai prieš Radio Kaikaną ir dabar aš jūs nuvesiu į slaptą vietą, kur visą laiką, kai nueinu į Akihabarą, reiktų nueiti apsižiūrėti. Ten yra tokia Surugajos parduotuvės vieta, kur jie neišmeta, bet išdėlioja visus discountintus produktus, dažniausiai figūrėlės, kurios būna už juokingą kainą. Va jau matau,
Dėdė ieškasi savo vaifų. Ir čia va matom yra Queensų už 100 jenų, čia kokie 6 euriukai. Kitna už 800, čia kokie 4 su centukais. Miku Hatsune. Už 100 jenų Bonė. Čia reikia 6 eurai. Nu, iš tikrųjų galima rasti gerų dylų. Aišku, ne kiekvieną dieną, bet jie kiekvieną dieną papildo šitas lentynas. Memčio už 500 jenų. Aš net jau dabar galvoju ją nusipirkti. Nes čia yra nesveikas dylas. Čia yra kokie 3 eurai. Eina savo. Čia yra Ami. Parduotuvė figūrėlių irgi pakankamai didelė. Iš karto atėjus už Radio Kaikano, kur ką tik buvau. Tai jeigu naujausias figūrėlės domina, tai verta čia tikrai apsilankyti. Tai va, užeikime Ami. Čia iškart matom Full Metal Alchemisto Amazing figūryną už daug. Čia yra labai daug. Ir keli aukštai figūrėlių. Štai ten mes atėjom iš ten ir dabar perėjom gatvę. Ten, kur yra Gigo arkeidų aparatų sopas, nežinau, šitą pavadinti. Ir šitą gatvelę, jeigu praeisi, čionai bus Kotobukyje, labai didelis irgi profesionalus figūrėlių kraftinimo objektas, parduotuvė. Ir už jos toliau dar bus Akiba Culture Zone, kur irgi yra daug figūrėlių, kortų, stalo žaidimų ir panašių dalykų. Štai dėjom Kotobukyje. Didelė figūrėlių parduotuvė, kur pagrinde visi produktai yra pačios Kotobukijos gamybos. Ir man ten yra Akiba Culture Zone, kur irgi kiekvienas aukštas turi savo specializuotą kažkokią figūrėlių, kortų, ženkliukų parduotuvę. Toks pakankamai aukštas. Ten ir K-popo mėgėjam yra atskiras aukštas. Behold geekai. Figūrėlių maniakai, va jūsų ateitis. 3D. Ir kiek suprantu, Lufis dar neparuoštas, bet irgi bus virtual figūrynas. Amazing. Primena iš karto tą
video, kur bičias Hatsune Miku panašiam dalykė turėjo. Feels like at home. Nu, ten jau eilė. Vyresni dėdžiai laukia, kada ir tetų matau, kada juos pamaitins. Tarnaitės. Kaip karaliai elgsis. Jujutsu Kaisen kažkam labai patiko. Čia irgi. O čia jau Kimetsu no Yaiba Demon Slayeris. Ypatingai tie su Fairu, tai žiauriai gerai atrodo. Wow, šitą Nezuko iš pirmo sezono paskutinių serijų. Čia jau biški mažesnės. Irgi geras. Va, čia jau iš Entertainment Districto Nezuko. Ir čia kažką Michaelas Jacksonas veikia. Rijas gremoliai biški svorio priekyje per daug, tai jį krenta į priekį. Nu jo. Naruto. Tai čia matosi, kad vienas žmogus pagrindė vieną dalyką kolekcionavo ir po to tiesiog savo kolekciją išparduoda, nes čia Chainsaw Maną matau. Čia va biški Bleacho ir kažkodėl Ken Masters iš Street Fighterio. Ir Dan, pačios galima sakyti pirmas figūrėlės. Čia tos, kur arcade-ose galima ištraukti, nes tokios nelabai brangios yra. O čia kažkam labai patiko bernai iš One Piece'o. Čia kažkam labai patiko mergos iš One Piece'o. Actually, ta Uta tai žiauriai gerai atrodo. Anyways, Bunny Girl Senpai. Jeigu jums VTuberės patinka, tai va čia yra prie Kotobukijos Fandom Anime Shop. Jis yra visiškai skirtas VTuberiam. Ten yra visokios VTuberio atributikos, ten visos tos Koronės Inugami, Sakamata Chloe, Mori Kalijopės, Gūros ir panašiai. Aš dabar jums pasakysiu, kodėl sakoma, kad Japonija yra kontrastų šalis. Va čia tokiam skersgatvį radau figūrėlės, Street Fighterio aparatą, visokie vending mašinai. Čia galima bandyti brangesnių kortų laimėti. Čia kažkokia elektros skydinė. Ir nueinite į dar mažesnį skersgatvį. Atrodo, tarsi čia nieko nebūtų. Iš tikrųjų, čia yra Hanabusa Inari Shrine, maža šintoistų šventiklėlė, kur žmonės ateina, vat, sumeta pinigėlius ir paprašo dievų, kad jų mėgiamiausias anime gautų naują sezoną. O toks įdomus faktas. Na, vaikai, ar žinot, kas čia per mašina? Duodu dar kelias sekundės pagalvoti. Čia yra kitas iš Ratuoto Riterio su Davidu Hasselhoffu, kurį rodė per TV3 labai senai. Laikas istorijos pamokėliai. Kadaise prieš 20 amžių Akihabara buvo tiesiog rajonas, kur tiesiog buvo daug sandėlių ir toks tranzitinis pointas nuo vienos upės pusės iki kitos. Toliau po antro pasaulinio
kai atsirado daug elektronikos, radiotechnikos, tai čia žmonės pradėjo pardavinėti tokiam kaip ir black markete radiotechniką. Paskui atsirado kompiuteriai, žmonės pradėjo kompiuterinę techniką čia pardavinėti, video žaidimai atsirado, juos pradėjo pardavinėti ir galiausiai visi anime geekai nusprendė irgi čionai įsikurti. Truputėlį nuo stoties nuėjus į upės pusę, perėjus tokį tiltuką. Dabar aš jums parodysiu. Va tam kampe yra toks freaky vending machine corneris, kur galima visą laiką visokių keistenybių aparatuose rasti ne vien gėrimus ten, bet dar ir visokių keistų dalykų. Tai va tai perėsim gatvę. Biški ne per perėję negalima, kad baudos negaučiau ar deportacijos, bet nieko. Ir pasižiūrėsim, kas čia yra. Tai va, čia yra tas freaky corneris. Čia galima rasti visokių keistų dalykų. O ten yra tokias dėžutės su užrašu. Tai pagal idėją čia yra kažkokia baisi istorija ant pakelio aprašyta. Tačiau iš tikrųjų sumokėjus tos pinigus, nusipirkus šitą freaky dėžutį, iš tikrųjų dažniausiai ten būna tiesiog sausainių didelė dėžė. Tada čia va galima rasti visokių skardinių, skardinė su sausainiais, skardinė su sriuba, ten man kiaušinių matau marinuotų. Tada čia visokie žaislai, skardinė su panda. Gerai, juokauju, čia ne su panda, čia iš tikrųjų ten duona kažkokia. Ir tada galima pasižiūrėti kitas mašinas. O čia yra toks vabalas. Kaip žinote, yra tokios mašinėlės, kur pastumi į galą ir tada jos važiuoja. Nu, tai panašių principų veikia, tik tais, kiek aš suprantu, jie būna šitie vabalai skirtingų rūšių ir būna žmonių, kur kolekcionuoja juos. Čia vat su batarkėm kažkas, nežinau, panašu į kažkokį televizoriaus pultelį. Taip. Žiūrim toliau. O kur ne kur galima tiesiog kamuolį nusipirkti. Jo, labai gaila, bet nematau, anksčiau būdavo tokių dalykų kaip, pavyzdžiui, skardinė su tušonkė iš elnienos ar iš mažų ruoniukų, kiek man teko matyti per videos. Bet kol kas nematau nieko panašaus. O popkorno aparatas yra. Ir čia galima į vidurį įlysti, ten jau baisu, ten jau gal neįsiu. Bet turbūt su mergaičio apatiniais čia aparato nerasiu. Jį biškį reikia ieškoti kitose vietose. Ten yra tokių atskirų parduotuvių su kitokiais žaislais. Tai ten galima būtų pabandyti paieškoti ir tokių aparatų. O dabar vat galim grįžti prie Akihabaros. Ten, kur daugiau to šurmulio. Ir pasižiūrėti, ką dar galima rasti. Išėjus iš karto iš Akihabaros stoties yra Starbucksas, o kitoj kelio pusėj yra Pop Life Department Store Ems. Čia yra, man atrodo, 6 ar daugiau aukštų tokia irgi žaislų parduotuvė. Nu, bet čia truputėlį kitokie žaislai parduodami. Reikės gal po to nueiti lauktuvėm draugam, kokių balionų čia nusipirkti. Va, čia kai eini, matai, kad tarnaitė dalina skrajutės, bet jie tokie vieniša stovi. Kai vakaras ateis, jų daug daugiau čia bus. Ir suagresyvės jos visos pradės jau už rankovių tampyti, ten kišti savo tas skrajutės. O taip, atėjom į Mr. Donuts. O kodėl čia tokia eilė susikroja? O todėl, kad čia yra Pikachu spurgyčių, kurių visi
labai dabar nori, nes jie yra kartą į metus tik tais padaromos. Tam tikrą mėnesį. Prastovėjom milžiniškoje eilėje dėl 4 spurgų. Nu, kadangi hypas, tai kodėlgi ne. Čia yra mano. Paėmiau pokebolą ir paėmiau pikačiuką, iš kurio smegenų baltas krymas teka. Atrodo amazing. Šiandien turbūt aš ir užbaigsiu savo video iš Akihabaros, bet nesijaudinkit, čia yra tiek daug kontento, kad aš garantuoju, kad aš dar vieną video čia nufilmuosiu ir irgi jums parodysiu, ką aš čia naujo radau, nes Akihabara irgi keičiasi kas kažkiek laiko, atsiranda vis daugiau naujienų, naujų anime ir panašiai. Tai va, o kol kas tiek, palaikinkit, pasubscribinkit, komentariuką apačioj ten palikit ir susitiksim kitame video. Tikiuosi patiko.